Sveiki visi prisijungę į Automoto LT puslapį. Šiandieną mes turime patį galingiausią keturratį iš QJ Motors SFA 1000. Šiandien mes aptarsime, koks pas jį yra variklis, pasižiūrėsime ir aptarsime važiuoklę, pakalbėsime apie ratus, kokios naujovės yra iš elektronikos. Apžvalgą pradėkime nuo pagrindinių techninių savybių keturračio. Pats pirmas dalykas, ką aptarsime, tai yra šio keturračio variklis ir jo galia. Tai variklis yra V-twin, dvicilindris, 8 vožtuvų, aušinamas skysčiu, kurio kubatūra yra 976 kubiniai centimetrai. Šis variklis maksimalią gali išvysto prie 5500 apsisukimų, tai yra 93 arklio galios ir 95 niutonai sukimo momentas. Pavarų dėžė yra automatinė CVT, kintamos sukimos, galima pasirinkti varančius 2 ratus arba visus 4. Taip pat yra galimybė blokuoti diferencialą. Šis keturratis turi labai stiprų plieninį rėmą. Apatinė dalis yra 32 mm plieno, priekinė yra iš 25. A tipo svirtinį šarnyrą, galinė pakaba. 2 stiprus liejiniai iš kietinto metalo. Matosi, kad QJ Motors nepagailėjo ir padarė tvirtą, nebijantį duobių, ilgai tarnaujantį keturratį. 14 aliuminiai beadlock ratlankiai. Jie padidina patikimumą važiuojant mažesnių padangų slėgių, kas leidžia nenusimontuoti padangai ir turėti geresnį sukibimą važiuojamą dalim. Padangos yra 27 colių priekyje, gale lygiai taip pat yra 27 colių. Labai kas nustebino, kad daugumoje keturračių pastebiu, kad reikia pakankamai stipriai spausti stabdį, kad keturratis stabdytų, nes svoris jo yra nemažas, aptarsime ir toliau apie svorį. Čia nustebino, kad tikrai labai gerai stabdo. Tai apie stabdžius: 210 mm diskiniai stabdžiai priekyje ir gale, griežtiniai, gerai aušinasi. Tikrai prasivažiavau ir pakankamai intensyvių važiavimų, nekaito, neprarado savo stabdymo savybių. Matmenys, koks jo yra svoris: ilgis yra 2 metrai ir 33 centimetrai, plotis 1,27 centimetrai, tarp ratų bazė yra 1,48 centimetrai. Šio keturračio sausas svoris yra 485 kg. Čia kalbam apie Touring versiją. Su visa įranga Touring versijos būtų 566 kg. 25 litrų baką kuro, prošvaistą 29-30 cm. Ta tikrai nebaisu nuvažiuoti į bekelę ir važiuoti pelkynais ar ten, kur kelio nėra. Elektronika ir komfortą. TFT spalvotas ekranas. Tikrai nėra važiuojant, kad ir saulė labai stipriai šviečia, jokių problemų įmatyti rodmenis, ką jisai rodo. Turi Bluetooth sąsają su telefonu, taip kad galima prisijungti telefoną. Lygiai taip pat galima atsisiųsti programėlę. Programėlė vadinasi Carbit Ride. Ir susiejus telefoną su šitu appsu galėsime naudotis telefono visomis funkcijomis. Matysime žemėlapius ir viskas, kas yra telefone. Galėsim klausytis muzikos, galėsim skambinti, atsiliepti. Jeigu žemėlapius naudosime iš telefono, jokių problemų su navigacija.
Bet jeigu išjungus telefoną, tai per šitą programėlę reikėtų susimokėti metinį mokestį ir tada galima išjungus ir telefoną važiuoti ir turėti navigaciją. Šitas modelis yra komplektuojamas su elektroniniu vairo stiprintuvu. Vairo stiprintuvo padėtis yra 3. Pasirinkti galime su mažai pagalbos ir su vidutinė pagalba, ar kad labai lengvai sukinėtųsi elektrinė gervė. Šios gervės galiai yra iki 1600 kg. Pereikime į kitą pusę. Turi USB jungtį, galima pasikrauti telefoną be jokių problemų. Ir lygiai taip pat turi 12 voltų cigarečių lizdą. Prireikus galima prijungti elektrinę pompą, prisipumpuoti padangas. Bagažo skyrius atsidaro. Kaip matome, kas labai maloniai stebina, kad yra visur pravesta gumelė. Keturratis matosi, kad yra pagamintas iš kokybiškų dalių. Plastmasės yra minkštos. Kaip matome, galima judinti, nėra kieta. Tai duoda, kad, sakykime, jeigu žiemą transportuojamas, naudojamas yra keturratis, nėra baisu, jeigu šatros ar šakos kokios užkliuvus, kad sušalusi plastmasė trūks ir sulūš. Dar vienas pliusas, ką mes matome čia, tai yra, kad jeigu jau ir užkabinai, tai ne visą sparną reikės keisti, jeigu jisai trūko ar plyšo. Pradžioje blogiausiu atveju sulūš šitas praplatintas posparnis, kurį lengva yra pakeisti ir nereikia keisti viso sparno. Priekyje matome apsaugos lankus. Aišku, gal norėtųsi, kad apsaugos lankai būtų šiek tiek didesni. Sakykime, pilnai jų užtenka važiuojant, bet kad geriau apsaugotų lempas, tai galėtų būti kaip kituose modeliuose padarytas dar papildomas rėmas, kad apsaugotų ir šitas lempas. Iš priekio matome gražų dizainą su lęšiniam lempom, kurios vakare važiavau tikrai labai gerai šviečia. Aišku, norint iki tobulumo, galima dėtis papildomą LED juostą šviesų, kuri dar geriau apšvies važiuojant tamsiu paros metu ar naktį miškingose vietose. Gale matome lygiai taip pat yra sudėtos apsaugos, metalinės, kurios be jokių problemų apsaugos, jeigu atbulu varant atsitrenksi į šaką ir nenukentės keturračio kėbulo elementai. Gale lempas, vakare labai gražiai šviečia, krauti šitą kablį iki 300 kg, bet esu girdėjęs, kad ir žymiai daugiau užkrauna ir laiko kuo puikiausiai. Aišku, važiuojant į bekelę, rekomenduočiau kablį nuimti, o kasdieniniam naudojimui labai geras pagalbininkas. Taip, apžvelkime keturračio dar apačią. Tai matome, kad ir priekyje, ir gale yra apsaugos sudėtos, kad purvas nepatektų ant granatų ir neužterštų viso keturračio apačios. Matome lygiai taip pat reguliuojamus dujinius amortizatorius. Tai yra pilnai reguliuojami su atatranka ir su spyruoklės kietumo reguliavimais. Tepimo taškai pakankamai patogiai padaryti, kad sutepti keturratį. Matome, eina kardanas ir kardanas yra gerai apsaugotas, irgi su dugno apačia esančia apsauga ir ant jo nepatenka papildomas purvas. Gale, kaip ir minėjau, pusašiai yra apsaugoti ir granatos nuo purvo. Gale lygiai taip pat turim reguliuojamus amortizatorius. Apie techninės savybės keturračio užtenka kalbų. Pasiruošiam ir sėdam važiuoti.
pradedam važiavimą. Ką, bandome ant žvyrkelio nuo 0 iki 100. Kokia dinamika? Dinamika stebina, labai gera. Pažiūrėsim, kur šitą keliukas mus nuves. O, turim šiek tiek ir balų. Įsijungiam čia sužemintą ir važiuojam. O, čia. Galios tai pilnumoje užtenka. Ir čia žiūrėk, dar neužklimpti, geros ir provėžos yra. Čia net jau kojas reikia pakelti. Šiek tiek pasitaškiam. Gervės gal nereikės traukti. Čia jau aukščiau. Gerai. Bandom važiuoti atgal. O, geras. Užmiršau. Aš čia paskandinsiu, taigi. Šitą. Maliai. Sorry. Kamerytę. Užmiršau, kad aš tave turiu. Nu, galios tai užtenka pilnumoj. Važiuojam kilometrų per valandą, ko puikiausiai apsukos iš viso nedidelės. Biškį šiek tiek nedaug gazo duodam, bėgėjasi 85 ir jokių problemų jam nėra. Duobės, net nepajautėm, kad jos buvo. Važiuojant ir žvyrkeliu, ir asfaltu, ir dideliu greičiu. Padangos idealiai dirba, iš viso jokio nėra per vairą mušimo, negarsios. Malonu važiuoti ir asfaltu, ir žvyrkeliu. Žvyrkeliu labai turi puikų sukibimą. Pabandom didžiausią greitį, kokį galima išvysti. 112 ir dar į priekį kylam. Manyčiau, iki 120 tikrai galima su juo įsibėgėti.
Apibendrinant, ką galiu pasakyti apie šį modelį. Tai puikus keturatis, gera dinamika, važiuoklė gera ir puikiai sukomplektuotas. Tad Automoto. Ačiū, kad žiūrėjote, ir jeigu iki galo pažiūrėjote, tai prašau paspausti like, komentuoti ir pasiprenumeruoti Automoto LT kanalą. Iki.